Buvo užsukta į Sephora, tai pasižiūrim, ką gero. Pirmas dalykas, lūpų kaukė. Šiaip iš tikrųjų aš pastebėjau, kad šitą kaukę lūpų labai daug visažiščių naudoja. Nusižiūrėjau nuo savo visažiščio, tai pasiėmiau tik ne uogų, o arbūzą. Tai būtų skaniau. Tai va, jeigu lūpos yra išsausėjusios, ieškot geros lūpų kaukės, nes šie kaip skaitosi naktinė lūpų kaukė, tai va šita Lineige yra įvairiausių tų skonių, tikrai labai gera. Gizų primeris, čia visą laiką, kai nueinu į Sephora, užsiperku aš jo, dėl to, kad man bent jau, jeigu norit gražių garbanų su Dyson ir kad tos garbanos laikytosi, čia mano natūralūs plaukai, bet tos volume garbanos, tai man Gizų primeris labai gerai užfiksuoja tą garbaną, ji išlaiko tą gražią formą, aš jau nežinau, čia gal koks 8-9 buteliukas, tai jeigu pamatau Sephora ir jeigu yra Gizų, nusiperku. Antiakniniai spogelių lipdukai. Tai visai cool pasirodė, pabandysim, pažiūrėsim. Spogas tu užsiklijuoja ir dar visokius tokius gražius radau su žvaigždutėm, su širdelėm, kad nečiupinėtumai ir tiesiog jis pats natūraliai išsprogtų. Bet kadangi aš esu linkusi liesti savo veidą, jeigu uždygsta spuogas, tai čia nėra gerai. Tai pagriebiau, kad išdygus užsikliuočiau ir neliečiau. Šitą produktą nusižiūrėjau nuo savo visažistės, jį kažkada dažė mane ir padažiusi, aš sakau, ką tu čia dėjai, kad tai veidas spindi ir nu tikrai atrodo toks glow efektas padarytas yra, į keletą kartų yra man jį naudojusi ir pasakė, jog prieš makiažą užtepė šituo serumu. Apskritai, man atrodo, šitas brandas Glow Recipe yra gan toks dabar trendy TikTok'e ir jo galima irgi nemažai rasti, daug kas ten jį gal rekomenduoja. Tai sakė, pati net Ieva nusižiūrėjo nuo TikTok'o, nu, iš kažkokios visažistės žodžiu. Bet tikrai veikia, bent jau man ant odos aš pamačiau, noriu, viskas, radau, nusipirkau. Nužiūrėjau Anastasijos lūpų pieštuką. Tokia graži šita spalva. Aš dar ant viršaus, kai pasitepus lūpų pieštukų, naudoju iš PS tokius lūpų drėkinančius dažus. Nu, žiauriai gerai ta kombinacija atrodo, tai paėmiau, nes labai patiko, spalva yra Deep Taupe, būtent va šita. Pažiūrėkit. Taip ateini va, tiesiog labai šiaip graži spalva. Pagriebiau dar vieną beauty blenderį, šiaip žinau, kad reikia dažnai keisti tas kempinėlės, nes ir veidų nėra gerai, ir bakterijų daug, aišku, tu ir plauni jas, bet vis tiek. Aš pagalvojau, kad aš paskutinį kartą keičiau savo kempinėlę, tai gal naują reikia paimti. Bet yra įvairiausių nuomonių, vieniems patinka beauty blenderiai, kitiems nepatinka, kitokias kempinėlės naudoja. Bet ką žinau, aš neapsikraunu, man visai gerai ten viskas susilygina, išsiblendina. Kaip mes be kaukyčių išbandysiu įvairiausių, pasiėmiau ir drėkinančių, ir su kolagenu liftinančių veiduką. Tai pasižiūrėsim, aišku, čia ką daug rekomenduoti negaliu, nes mūsų kaukų tiek turim ir pačioj Lietuvoje. Ir šitą bandžiau, dar Singapūrė, tai tokį, nu, paliftina tą veiduką. Tai nežinau, užskaičiau, tai paėmiau daugiau. Dalykas, kurio man tikrai labai reikėjo, buvo Yves Saint Laurent pudra. Šiaip čia yra vienas gražiausių makiažo pagrindų, labai gražiai atrodo veidas. Bent jau mano oda yra riebi mišri, tai labai gražiai dengiasi ir gerai atrodo ant odos. Tai kažkaip sakau, kadangi aš matydavau, kad ir tiek Gabrielė, tiek Ievutė naudoja šitą makiažo pagrindą, galvoju ir pati savo įsigysiu. Tokie pirkinukai iš Sephora, šiaip gali parašyti, ką jūs dabar norit nusipirkti, ko gal nėra Lietuvoje, bet va, keliausit ir žinot, kad tikrai, jeigu rasit Sephora, pagriebsit tą produktą. Galit parašyti, nes pati gal kažką nužiūrėsiu iš jūsų.